Pirmadienio vakaras Kėdainių mieste paženklintas motorolerio avarija. Mieste prie Jono Basanavičiaus gatvėje esančio prekybos centro Maxima susidūrė lengvasis automobilis ir motoroleris. Per avariją nukentėjo motorolerį vairavusi mergina. Eismo įvykis įvyko jau temstant po 18 valandos. Pirminiais duomenimis eismo įvykis įvyko tuomet, kai motorolerio vairuotoja važiavo tiesiai, o Audi suko iš stovėjimo vietos ir ketino išvažiuoti iš aikštelės. Nuo smūgio 16-metė motorolerio vairuotoja krito ant grindinio ir susižalojo. Netrukus į įvykio vietą atskubėjo policijos komisariato pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos medikai. Nukentėjusią jauną vairuotoją medikai išvežė į Kauno klinikas. Mergina skundėsi rankos skausmais, sumušimais. Dėl avarijos pirminiais duomenimis kalta motorolerio vairuotoja. Mat aikštelėje galioja vadinamoji dešinės rankos taisyklė. Po avarijos nestipriai apgadintas ir lengvasis automobilis ir motoroleris. Motorolerį išsivežė į įvykio vietą atvykę merginos artimieji, o Audi kelionę galėjo tęsti pati. Tiek motorolerio vairuotoja, tiek lengvojo automobilio vairuotoja eismo įvykio metu buvo blaivios. Abiejų vairuotojų transporto priemonės tvarkingos, vairuotojas turėjo visus reikiamus dokumentus.